Mėly Overdrive klausytojai ir žiūrovai, labas rytas, labas dienas, labas naktis, kaip sako mūsų kaimynai. Taip, vakaras ir visa kita. Ir Labas. Paskutinėme epizode turėjau tokį išpažinti vos nejaučiuosi išsakęs, kad sakau, kitame epizode turbūt jau turėsiu nusipirkęs kažką žiemai, kažkokią audelę. Žinokit, nenusipirkau. Sveikinu. Aš truputį liūdžiu, iš tikrųjų, nes buvau nužiūrėjęs du variantus. Viena buvo Audi A4 B5, ta pirmoji A4, 1.8 Turbo Quattro, sedanas, pakankamai gražiai atrodantis su nenudroštu salonu ir taip toliau, iš Ispanijos, kokius ten keletą metų Lietuvoje prabuvus, tai nesupuvus, tik tais baisiai nublukus, bet salonas ledovas, taip toliau. Ir tie 1.8 Turbo pasižiūrėjau kažkokioj įmonėje, neatsimenu, kuri čipuoja mašinas, vietoj 110 kW, vien pačipavus 100 kem pasidaro. Tipo, ten torko plus 100 newtonų, va taip tiesiog, žinai, va taip pasidaro. O tiesa, jas įrašinėja popcornus? Aš manau, kad būtų įmanoma. Viską. Amazing. Bet mano mintis nebuvo popcornai, mano mintis buvo uždėti kažkokius tai ratus, vos ne Oz Rally stiliaus, leisti tiesiog druskas. Jo, leisti druskas, tokią audelę, žinai, su 4 ratų potencialu, nes A4 turi normalią quattro sistemą. A3, pavyzdžiui, turi tą Haldeksą ir ten visokie golfai ir panašus reikalai. Visos tos Haldeksinės mašinos manęs kažkaip nedomina, bent jau tai žiemos misijai. Ir kitą buvau nužiūrėjęs B6, ten 1.8 turbo, taip pat tas pats motoras, bet tik 132 kW. 100 kem. 100 kem. Jų ten keli skirtingų užčipavo. Kelių skirtingų galingumų buvo. Kiek ten pačipavus turėtum? Ten, žinok, ten plus ten gal 20 kW arklių, aš neatsimenu, bet, vis tiek čipuojasi. Bet pasižiūrėjau ir nustebau, jinai dėl savo didesnio svorio yra lėtesnė negu ta su 110 kW. Tai vat, kaip pasirodo būna. Čia buvo tas metas, kada automobiliai pradėjo sparčiai didėti, stambėti, augti svorio. Tau saugumo matyti. Tai žodžiu, nepirkau nei vieno, nei kito ir galiu pasakyti, kad gal ir gerai. Bet užbėgant įvykiam už akių, nepabėkit iš šito epizodo, mes dar nervus patampysim. O kažkas varstai dar pirkt, ar ne? Turiu. Palikim pabaigai. Įdomu. Tai va. O grįžtant prie tokių naujienų, ne naujienų, dar galima pasidalinti kažkokiam patirtimą, ne? Jūs tai, ar galima, aš grįžau iš savaitės Druskininkuose metų automobilio stovyklos, bet, galvoju, kuo aš čia galiu pasidalinti. Tai testavom 32 tos automobilius, įrašinėjom dar prieš stovyklą, man atrodo, ne? Taip. Tai ištestavom ir galiu pasakyti, kad nieko labai įdomaus ir nepapasakos. Vidutinių automobilių, tie, kur patenka po vidutinio automobilio, vidutiniam vartotojui kiekis vis didėja ir tampa vis mažiau tų atšakų, apie kurias galim kalbėti labai ilgai, ne? Tai Land Cruiseris turbūt, Toyota Yaris GR čia iš tokių. Visus labai žavėjo Porsche Macan turbo elektrinis. Su daug newtonų, 1140 newtonų, man atrodo, ir ant popieriaus 3,3 sekundės iki 100, bet Paul Demiko filmavo bėgėjimąsi savo ir paskui pagal kamerą žiūrėjo, tai iki 100 lygiai per 3 įsibėgėjo, kai buvo šlapia, šalta. Tai įspūdingi skaičiai, kurie dėja, bet nekelia jokių emocijų, nes supratau, ką išsigryninau per šitą savaitę, galų gale, kad elektromobilis turi būti geras. Jeigu turi būti elektromobilis, tai elektromobilis turi būti geras, kasdienis, vidutinis automobilis, kuris nuveža iki Lidlo, iki vaikų darželio, būrelio ir iki darbo ir namo. Nes bet kokie, beprotiški skaičiai, tik parašių žodį elektra, šiek tiek nubraukia, ne šiek tiek, nėra labai įdomu. Tarkim, tas Macanas be proto gerai važiuoja, pakaba veikia nuostabiai, įsivaizduokim, kad gali važiuoti kokiu tik nori greičiu, kokiu tik nori keliu, jisai viską padarys gerai. Bet iš tikrųjų aš pasiėmiau jį, pravažiavau Druskininkų apylinkės šiek tiek, pasistačiau, nuėjau į kofeiną ir atsidariau mailus atrašinėti. Nes turbūt tam ir skirtas tas Macanas, kad nuvažiuotum į ofisą ir parašytum mailus.
o kad 3 sekundės iki 100, nu, sorry, broli, tam yra 9:11. Aš klausiausi kažkada, nepamenu kokio podcast'o ir kalbėjo Britai apie tai, kad Taycanas buvo labai įspūdingas, kai tik atsirado tas Turbo S-as, jis ten belia kaip galingas ir taip toliau, taip toliau. Ir sako, aš po pusvalandžio supratau, kad man nebeįdomu. Aš jau pajaučiau tą jo maksimumą, jau patyriau tai, ką jis gali, viską, ką gali, jau patyrė. Viskas, sako, man nebeįdomu. Tikrai, nes tie ir launčiai, kiek tu kartų palaunčinsi, ten 10 kartų, nu ir nuobodu bus, nes jie visada identiškai vienodi ten. Ir jie idealūs, žinai, tokie vektoringai, viskas idealiai ir... Taip. Ir jo, turbūt išvada, kad kuo automobilis, kad būtų tobulas, turi būti netobulas. Nes elektromobiliai yra tobuli, nu, jie turi visada torką 100%, efektyvumas 90 keli procentai, viskas ten tobula. Bet šitam kontekste aš labai gerai prisimenu pats, kai dalyvavau metų automobilio konkurse ir gavau iš Druskininkų su Džimniu grįžti į Vilnių. Nuostabu. Nepamirštama kelionė buvo, nes pats nuobodžiausias kelio gabalas su 4 sektoriniais greičio matuokliais ir tu ant 9 varai, viskas, tu jau tą mašiną vairuoji, tu visą kelią dirbi, žinai, ten biški vėjukas iš po medžių paputė, ūkšti jau gaudai, jau ten kažkur važiuoji iš šono, žinai. Tai va čia yra patirtis, čia yra, aišku, kasdieną važiuoti tą mašiną, kaip tu sakai, Lidlai daržė, aš tai važiuočiau, bet aš suprantu klasikinį tą vartotoją, kuris perka naują automobilį ir iš jo tikisi, kad jis bus tobulas ir viską darys, tai jis bus nusivylęs. Bet žinai, jo, vat... Čia parentinau apie tuos super elektromobilius ir turbūt didžioji dalis petrolheadų apie tai sutinka, ar ne, kad šitaip. Bet aš supratau, kad situacija šiaip jau tokia rinkoje ir reikia džiaugtis tuo, ką turim. Tai labai įdomu tada atrasti, man buvo bent jau tuose vidutiniuose automobiliuose kažką gero ir faino. Nu, tarkim, nežinau, Toyota Camrys naujas, nuobodžiausias automobilis pasaulyje, sakytų. Bet, pavyzdžiui, gale sėdint, sėdynės lankstosi, turi mygtukų ant rankturio šito ir jauties tikrai prabangiai. Ten už kainą labai geras variantas. Škoda Superbas, iš vis tobula mašina kasdienai. Ir, žodžiu, ir tam vidurkyje, čia, kad nenuskambėčiau, kad nusivyliau automobilizmu iš esmės, tai daug gerų ten automobilių pamatėm ir Dusteris, pavyzdžiui, miške įvažiuoja visur. Lygiai visur. O, tai į temą, o kaip Land Cruiseris naujas? Domina. Mane labai domina. Jeigu esat važiavę su senesniu, ne, paskutiniu, arba dar senesniu. Aš nurodos kartu buvom. Kažkas. Į Trakus mes važiavom žiemą. Jo. Aš labai norėčiau padaryti. Pievą radom. Esam važiavę į pievą. Jo. Paskui, aš tik kažkada vėliau pasižiūrėjau per Google Mapsus, kas toje pievoje, tai nesakysiu, kur mes važiavom, bet... Gal ten važiavom Meksikoje. Buvome Meksikoje. Okay. Buvo Meksikoje žiemą. Jisai kilo į kalną ir jisai važiavo per pievą ir viską darė. Tai viską, bet labai būtų įdomu padaryti eksperimentą, užrišus akis įsėsti į naują arba seną ir pabandyti atskirti. Nes šiaip tai užsivedė ir tas pats traktorius, tas pats dizelis. 284 cilindrai. Taip pat netraukė, lygiai taip pat, bet aš nežinau, turėjo, ne, turi vidurinę, galinę blokiruotę, sveibaras atsilokina, ten, žodžiu, viską tą palėtintoje turi. Tai kur yra bekelė kažkokia, nu tai Landkrauzas daro, žinai, viską kaip turėtų daryti. Bet lygiai tas pats senas, geras Land Cruiseris. Komfortas, patogumas kažkoks patobulėjęs lyginant su senesniu, ar? Nemanau. Nelabai kur tenais sviruoja taip pat, važiuoja taip pat. Bet man keista, nes iš tikrųjų, nu kai pagalvoji, tai Toyota su Land Cruiseriais, taigi jie turi visai milžinišką rinką, pavyzdžiui, tie artimieji rytai, ar ne? Ir jie turi artimiesiams ir tiems leidžia su 3 litrų twin turbo motorais, normalus, jie ir atrodo gerai. Aš pamenu, liktais Benediktas Vanagas su tokiu kažkokiu važinėja, kuris laikas. Buvo didžiuojas pas mus. Žiauriai gerai atrodė ir ta mašina iš tikrųjų atrodo kaip, pagaliau naujos kartos kruzakas. Žinai, ne tas, kur jau 14 metų gaminamas, kaip gelikas, koks, žinai. Tai dabar išvaizda, tai, žinai, visiškai pasikeitė ir manis, įdomi ir visai fainai atrodo. Ir aš pagalvojau, kad galbūt Toyota neatsisako to kle dizelio, visų tų, sakykime, dabar jau kontekste naujų automobilių prastų savybių, tam, kad Landkrauzo pirkėjai neprarastų to jausmo, dėl ko perka Landkrauzą. Man atrodo, gal tame yra, nes, sakykime, Defenderis yra šiaip jau, kuris bekeliai labai gerai važiuoja, bet kasdieną yra kaip ir geresnis variantas. Jeigu reiktų rinktis kasdienai, tai Defenderis geriau.
jeigu reikėtų man dabar rinktis automobilį, su kuriuo važinėsiu kasdien, aš rinkčiaus Defenderį. Edgaro neklausim, nes jis biased. O ką Edgaras sako? Šypsosi. Edgaras šypsosi. Nu, man- Be savo ryškių ūsų. Land Cruiserį ir tai jie man traktoriai visada buvo ir aš labai tikėjausi, kad tas naujasis jau gal bus išlindęs iš šitos formulės, nes Defenderiai tai man apskritai nauja meilė. Nu, Land Roveriai, Range Roveriai, nu jie fantastiški. Taip. Aš skaitydavau apie juos, bet kol pats stipriai jais, nu, vat, aš daug visai juose praleidau laiko. Nu, fantastiški, absoliučiai, jie kaip kasdienis automobilis. Bet čia man yra toks keistas dalykas, nes ta prasme, taigi Toyota, tokia korporacija, marketingistai turėtų būti gabus, knowledgeable ir turėtų domėtis kažkaip, kaip tuos klientus išlaikyti, kaip jiems pasiūlyti upgrade. Man atrodo, kad žinok, Ir nėra. čia consistency is key. Mano teorija yra tokia, kad jie ir bando išlaikyti tą tikrą Landkrauso jausmą. Nesakau, įsėdi ir aš su Audrium Sutkum dariau tuos testus 4x4 ant jo sukurtos platformos. Tai reiškia, kad aš visus automobilius turėjau pro tas kliūtis pravežti. Ir su visais važiuoju, žinai, nu tai vienas, kitas, trečias, įsėdau į Landkrausą ir net nusišypsojau, nes galvoju, kaip aš pažįstu viską, kaip man čia viskas žinoma. Ir tas jausmas, kad tu sėdi savo senam lyg ir automobilyje, kuris iš išorės atrodo visiškai naujas, aš aišku nesu įsigilinęs į techninės detalės tiksliai, kas yra atnaujinta jame. Taip. Tai pavarų dėžė, man atrodo, nauja 8 pavarų, dabar ir liktai būdavo 6, atrodo, ar 7. Tai yra ten tų atnaujinimų, bet jausmas lygiai tas pats. Bet man čia toks, nu, tipo gerai, dabar aš, jeigu turiu ten kokių 20 metų Land Cruiserį ir noriu atsinaujinti, nusipirkti naujausią modelį, tai aš suprantu taip, sumokėsiu daug pinigų, bet gausiu tik tais faceliftą. Nu šiaip, nu, tai nėra tas toks, kaip tu sakai, to paties automobilio įspūdis vis tiek pasilieka. Šuolio nepadarysi. Vizualiai viduj, sakykime, visiškai kitaip. Aš tik apie jausmą užsimerkus, žinai, kodėl sakau, užsirišus akis būtų įdomu sėsti. Nes vidus, vairas netgi kitoks nei kitų Toyotų, kas labai fainiai, nes daugelio Toyotų vairai nauji man nelabai patinka. Šičia rugged toksai, žinai, viskas ten vizualiai fainiai. Tas pats jausmas bus tik tai, kai užsives ir važiuosi. Nu, manęs neįtikintų, aš spėju, kad jeigu man reikėtų rinktis ar naują Cruzaką, ar naują ten Land Roverį, tai aš vienareikšmiškai pasukčiau į... Land Roverį turi balto 400 arklių, kokius, ne, motorą gali turėti. Ir šiaip kasdieną jis yra... Virš 500 turėti. 5 gali turėti su V8. Man Defenderis 90, tas V8 atrodo ateities klasika. Figienas. Toks neracionalus. 90 viduris, nes aš padruskininkas, sakai, aš neatsimenu, tu buvai tada, kai su Defenderis. Ne, nebuvau. Tai man, aš kaip tik gavau 90. Aš su juo aplink Lietuvą su žiemą važiavau. Ir aš čia važinėjau dar po to porą dienų, nu fantastiškas. Visiškai. Ir sakau, važiavau balsuoti. Tai va, jis puikiai tinka kasdieniai veiklai. Gali važiuoti balsuoti, čia geras kriterijus. Ir važiavau. Turėtų tavo balsas daugiau svorio tada turėti. Jeigu automobilis taip jau atsispindėtų statuse. Galėtų būti gradacija balsų, ne? Nežinau, judam gal prie tokio įdomaus dalyko, kuris jau visai neseniai nutiko prieš keletą dienų. Tai yra prie turbūt seniausio britų gamintojo, Jaguar. Matyt, vieno iš. Atsinaujino, žodžiu, Jaguar brandas padarė tokį rebrandą. Nauja visiškai kryptis, kaip suprantu, ieškos naujų klientų dabar. Nes seniai tikrai nebepirks. Tai vat mes ir pasidalinsim ekranu toj pat. O mes galime ekrane dar juodą vėliavą kur nors į kampą. Ir čia yra gedulo naujasis Jaguar logotipas su J, G ir U didžiosiomis ir visom kitom mažosiomis, kaip pastebėjo jau labai daug kas. Ir žinok, Twitteryje visur absoliučiai trendina rantas ant šito marketingo. Tai aš paskrolinsiu žemyn truputuką. Va, kaip atrodo jų... Nematom, tik tais kažkodėl dabar. Tai turėjom techninių nesklandumų. Jo, turėjom, bet atrodo išsprendėm. Tai va dabar galėsim pademonstruoti ne tik logotipą, kuris pasikeitė. Ir va, čia irgi The Verge žvengia, kad dabar
nu, matai, ir matosi tas užrašas. J didžioji, A mažoji, G ir U didžiosios, A ir R mažosios. Nu, vat, taip skaitosi. Aš nežinau, ar geras ženklas po rebrando, kad tiesiog kompą užlaužė. Jo, čia gali būti, kad vienas iš Dark Magic. Bet pats, ta prasme, aš žiūrėjau tą klipuką ir čia yra klaiku. Ir mes dar... Čia yra Jaguaro, tas copy nothing, čia yra... Taip. O, ne, jie tikrai nieko nenukopijavo. Dabar yra sukurtas Twitteryje page'as, pavadintas Nothing, užbrandintas su šita visa Jaguaro dizaino kryptim ir parašyta Copy Jaguar. Ta prasme, trolina visi, kas gali, žinokit, tai dar žemiau paskrolinsiu. Bet tai labiau generinio ženklą dar padaryti turbūt neįmanoma. Siaubas. Ir ta prasme, žiūrėkit, aš paskrolinsiu toliau. Va, taip atrodys naujasis ženkliukas. Man tai čia kažkoks, nežinau, invertintas 6.9. Man tai čia Air Purifier koks nors, kur būtų elektros įrenginys, kuris ant oro valo. Rankinukų, man atrodo, kaip kažkokių didingų durų rankenos, tokių metalinių, kurios barn doors, žinai, tokios. Taip. Arba kaip kažkokių, nu, tipo, šitų visų translyčių ir panašaus plauko žmonių drabužių linija kažkokia, žinai, va tokia. Bet taip atrodo, va, aš paleisiu tokį klipuką, aišku, mes čia garso ir negirdėsim, bet nu, visa ta komunikacija, create exuberant, ta prasme, tu nubrauki 100-metės tradicijas, visą tą palikimą, kurią turėjo šitas brandas, nes nu, tu paprastai tokių dalykų neišmesi. Nes šiaip viskas gerai, ten su translytiškumu, su tolerancija, su viskuo. Jo, bet palikim tą Eurovizijai. Ar Eurovizijai, ar Bemsams palikim galų gale, naujiesiams, bet kam savo brando įvaizdį keisti? Geriau jau sukur kažkokį dukterinę įmonę, nu, jeigu tu nori tais elektromobiliais žaisti, kur grinai, jeigu tu taip nori, kam tą vardą naudoti? Land Roverį, Luxury ir dar turbūt kiek įmanoma išlaikys vidaus degimo variklius, ale Luxury, o Jaguaras, matyt, nuėjo vat šitą, kaip pavadinti šitą kryptį, aš nežinau, ir srovę, bet... Nauja kryptis, jie tiesiog, aš suprantu taip, kad jie turi problemų, kad jų automobilius sunkiai kas perka ir jie dabar daro fresh start, žinai. Bet daug ko sunkiai perka. Nu, tai patikimumas visada buvo jų problema, jeigu jie išspręstų tos dalykus, ar jie tikrai negalėtų eiti toliau kaip premium, komfortiškas ir prabangus brandas. Aš galvoju, iš marketinginės pusės labai sunku sakyti, nu va, mes jau išsprendėm patikimumo dalykus, dabar pirkit mus. Čia lyg ir fresh startas, aš tai bandau advokataut. Fresh startas, kai pradės nuo balto lapo ir sakys, nu mes neturim jokių saitų su ta mūsų, sakykime, tamsesnė istorijos pusė, kad esam nepatikimi, nes taip ir bus, nes kurs elektromobilius, kurie yra programa įrašyta, ne? Ir marketinginė prasme, vat, fokusuotai iš tos pusės, kad mes nauji ir mes patikimi, turbūt gerai. Kad tu turi 100 metų bagažą ir palieki jį sandėliukę dulkėt. Nu, va čia jau... Ar nesigaus taip, kad tu dabar jiems reiks konkuruoti ir savo įvaizdį kur tarp visų kiniško elektromobilių. Tai dar ne faktas, kai jie bus geresni už juos. Skaičiau ir kitokį komentarą ir aš neatsimenu kas, ar ne pats Harry Garage. Kad matė tą jų naują prototipą, kuris bus pristatytas gruodžio 2 dieną Miamyje ar Los Andžele, neatsimenu. Bet ten bus konceptas. Konceptas kažkoks, kurio prototipai jau važinėja, ta prasme, ten kažkoks. Bet sako, kad jis atrodo fucking impressive. Nu, tikėkime. Tikėtina, kad impressive, bet nu, tai ne tas, ko tu tikėtumės iš tokio brando, kuris tiek... Čia tai tas pats kaip Porsche'as, dabar paimtų ir viską nubrauktų, išmestų iš šiukšlių dėžę, užrašytų su Comic Sans su Porsche. Ir SUV gamintų. Ir paleistų kažkokį kvadratinį visureigiuką elektrinį, supranti, su priekiu varomu. Nu, arba ekonominės klasės automobilius pradėtų gaminti. Taip. Ta prasme, man irgi keista, kad taip atsisakoma visų asociacijų, kurios buvo kūriamos su brandu. Man labai keista. Neįtikėtina absoliučiai ir net nežinau. Tik dar plus Britai, taigi Britai yra tokie mėgėjai savo istorijos. Nu, čia labiau indai, žinai, patrūkai. Tata Motors. Bet brandas, tai vis tiek britiškas, žiūrint. Tata logo man geriau atrodo. Taip. Keis, toks lengvas šokas. Jo, Britai, jie vis tiek turi savo to konservatyvumą ir keista, kad tokios naujos asociacijas reikės bandyti net savo galvoj kurti.
Nu, įdomu. Ir kaip tu ir minėjai, kad ir seni klientai nelabai turbūt peršoks, nu, nes Taip. Jos ne dėl to netaikoma, pirko, vos Jegora. nebijo jau, kad peršoktų buvę klientai. Bet Nu, kita kažkaip, vertus, kita vertus, Edgarai, gali būti ir kitas dalykas, kad jie visiškai pataikysi tuo Gen Z ir Gen Z sakys, o, čia toks ekranas ir čia elektra, čia taip paprasta vairuot, aš perku. Tai čia gali būti, kad dar ir, žinai, išeis iš to jie... Faktas, kad aukštai buvo iškelta daug galva. diskusijų ir, žinai, priėmė tos sprendimus lyg ir argumentuotai kažkaip, bet tikrai atrodo, kad jau 3 metus dirba kažkokie tai marketingo skyriui nauji žmonės ir jau ten įsisenėjo ir prastumė savo idėją, kad reikia tą brandą kilinti ir padaryti tokį. Man tiesiog klausimas, kiek iš tikro Gen Z kartai ir jauniems žmonėms rūpi apskritai automobiliai, ar jie tikrai čia žiūrės, nes jie... Jeigu gerai ten promotionai visi suvaikščios ir kažkur ten atsiras eilutėj, kad čia, nu, kaip kokia Tesla labai ten modernu ir gerai, kur nors ten tarptų jaunuolių, nu, tai gal ir paės, bet tai vis tiek bus premium įkainotas brandas. Taip. Tai žinai, tai nebus produkcija, ta prasme, tai turės tik tai maža dalis pirkti, kurie gali. Taip. Ir ta maža dalis, vis daugiau jaunimo yra tame tarpe, aišku, kurie gali pirkti. Bet... Aš dar pagalvojau, žinai, šitam kontekste pasižiūrėti, kaip kiti gamintojai rebrandinasi ir va dabar, pavyzdžiui, įmečiau mums pavyzdį Kia, kaip logotipas keitėsi. Nu, tai mes galim nežiūrėti, kas buvo iki 94 metų, nes ten mes turbūt tų Kijų netgi ir nematėme. Bet pats paskutinis matosi ir per visus gamintojus einant matosi, kad jie viską fletina. Bet, ta prasme, dingsta visi gradientai iš būtų medijos. Ir visur rūbų brandai, užkandinių restoranų, ko tik nori, visi flat. Bet, pavyzdžiui, šitas Kia logotipas, tas, kuris buvo senesnis, tokiam ovale Kia užrašas, pasikeitė dabar į tokią, nu tikrai atrodo moderniau, bet žinok, man jis atrodo kaip kažkoks... Kirilica? Nes man yra idėja tiesiog yra jo, kažkoks Ki arba... KN-as kažkoks. Žinok, aš kol asociaciją su Kirilica neišgirdau, aš jos nepamačiau pradžiai. Man atrodė labai fainai, nes ant automobilių jie gražiai atrodo. Aš tai miestį pamatau, aš negaliu jų atmatyti tai šito dalyko. Nu, vat aš kaip šitą pamačiau, kaip dabar Kijos šitą logotipą vertinu. Gaidys. Aš tai vertinu, okei. Man, aš 6 iš 10. 6 iš 10. Aš sakyčiau, jis nebuvo geras prieš 2020. Kitą tuoj paruošę, palaukite, tuoj sekundėlę. Kitas logotipas. Šiaip įdomu, kaip sakai, kad daug kas fletina, nes 2000-aisiais tai buvo visai mada daryti 3D tokius ženkliukus su gradientu, su šešėliais. Tai va, čia taip pat matom su BEMSu ir paskutiniai savo fazijai, čia tik tais kažkaip į ekraną labai nekaip telpa ta fotkė, bet, nesvarbu. Paskutinis BMW, paskutinė iteracija jau buvo su tokiu kažkokiu keistu gradientu, ar tai pašešėliavimu, ar kažkuo. Ir paskui vėl sugrįžo prie visiškai sufletinto dizaino, kur jau net juodos spalvos realiai nebepasiliko. Nesiskiria niekuo nuo 1, 2, 4 logotipų atgal, tik tai juodos spalvos nebeliko, ne? Principė taip. Man buvo Head of Time su dizainu, kaip ir dabar turbūt jie su naujais modeliais yra Head of Time. Dar lieka nesuprasti. Bet man, pavyzdžiui, gražiausias iš visų šitų logotipų, tai buvo tas nuo šiam 3 iki 97. Norėjau sakyti, paprastas BMW užrašas su caps locku. Taip, būtų grįžę šitą ir būtų visiems gerai. Priimtų, kad tai buvo ir nieko net, pasakytų, oi, čia grįžimas atgal, bet priimtų. Per sunku, per daug juodos spalvos, čia per daug grūzas, čia reikia būti moderniais, čia sustainability. Tik labai fainą pranešimą marketingo konferencijai girdėjau apie tai, kad šiaip pagal visus kanonus marketingo reikėtų nekalbėti nieko neigiamo, bet kai yra kažkas neigiamo, žmonės daug daugiau tai priima. Tai tas juodas BMW logotipas būtų daug geriau suėjęs žmonėm galbūt. Taip, tikrai taip. Dar vieną turiu pavyzdį. Volkswagen logotipas. Ir matom irgi evoliuciją, kaip keitėsi. Ir vėl matosi tas pats, kad kokiais 2000 metais prasidėjo kažkokie šešėliai, paskui atsirado jau kažkokie 3D logotipai. Aš dar atsimenu reklamas, jie visada darydavo, jie tarsi imituodavo apšvietimą ir pasikeičia net. Ir vėl, žiūrėk, 99-2000 logotipas ir dar anksčiau šiek tiek yra toks pat kaip dabar, tik tai spalviškai, vėl kaip BMW, tam su foną išėmė. Viskas eina
pasilieka, principė, vieną spalvą kažkokią pasilieka, žinai, nu, vieną, Taip, dvi spalvas pasilieka. Bet Monochrominė viskas eina tokia lengvyn, tipo, kad atsispirt gal nuo to savo ir šudinokos, atsiprašau, praeities. Bet man Nes jeigu dabartinis- anksčiau žiūri logotipus, tai labai šudino. Labai šudinai. Bet man dabartinis naujas ir kad tokios plonos linijos man tik dar labiau su nacistinė Vokietija Šiaip asocijuoja. pritarčiau. Kažkas yra, ne? Kažkoks yra toks. Aha, kažkaip Aš nenoriu skambėti labai, bet kažkaip nelabai. kažkas ne taip. Ir dar Čia, žinai, turiu galime ir vieną- apie Šolcą pradėti. Dar Viskas. kelis logotipus dar turiu. Tai turime Peugeot. Žinai, Tai jeigu čia- visi brandai turėjo nuoseklumą kažkokį, tai Peugeot. Čia tiesiog belekas. Sako, kur liūtą? Taip, Kokį? Kaip įsivaizduoji, taip ir kur? Bet šiaip jeigu pasižiūrėsi ir jeigu įsivaizduosi, nu, tiems, kurie mūsų nemato, tačiau girdi, mes galim pasakyti, kad dabartinis tas Peugeot liūto galva jau atsikartoja, nes paskutinis logotipas, kurį aš dar pats iš savo vaikystės prisimenu, tai buvo tas toks liūto profilis visų ūgių, Taip, žinai, toks taip, su kojytėm, taip. su rankytėm. O dabar paskutinis jau yra tik tais galva kabo ir tas buvo vat, iki 70 metų. Nuo 60 iki 70 Ir buvo žinai, aš panašu. turiu pasakyti, kad man patinka naujas logotipas. Man Peugeot. irgi visai O man nieko. ne. Man visai nieko, bet man Man jis pavyzdžiui, pats visiškai netrodo gražiausias- aiškus ir paprastas, kai vat, kiti palengvina, kad Bet gal mėdėse dėl to man būtų. ir patinka, nes jis išlaikė lyg tai Peugeot tokį, Peugeot liūto galę kažkokią. Tai... Bet aš pasakysiu, ką man primena. Aš taip užbrandinčiau prekių selekciją skirtą detailingui. Buteliukai visokie purškalai, Ai, ta juoda ten, spalva supranti, labai, va tokie. Pipirų va ten. malonėliai. Jo, pipirų malonėliai, druskytė. Bet šiaip iš visų šitų logasijų, aš sakyčiau, kad tas senas man, pavyzdžiui, Peugeotas, nuo kokių 98 iki 22, kur tas liūtas stovi mėlyname fone ir Peugeot užrašas mėlynas, man mes yra užaugom, kaip fainiausias. sakei. Jo, Jo. Man jo. iš tikrųjų tas prieš tai buvęs sidabrinis, tiesiog man jis puikiai atrodė. Jeigu truputį nuėmus tos šešėlius, aš manau, būtų veikę ir būtų viskas labai gerai. Nu gal. Jo, aš su Bet Peugeot jo. tai labai manau. Ir Aš dar nepačiau paskutinė. prie pipirų malonėlių jau su tuo nauju logotipu irgi labai gerai. Ir dar turim paskutinį tokį variantą, tai su visai geras pavyzdys, mano bent jau subjektyvia nuomonė. Oi, kaip čia prastai atsidaro, tai padarysim kitaip. Va šitaip padarysime. Ir kalbam apie Dacia. Tai aš manau, kad Dacios rebrandas kol kas yra visai geras, nes tie prieš tai ankstesni, man atrodo, kaip butelio atidarytuvai, nežinau kaip jums. Apskritai visai neblogai, kaip Dacia savo naujai įvaizdį kūrė, nes anksčiau Taip. būdavo tiesiog rumuniškas šūdo gabalas, kur iš vis mes neturėdom tų automobilių. Taip. Iš pradžių dar, kai jie atsirado, dar buvo, kai jau rebrandinosi, kad dar pigus šūdas, dabar jau toks, gal visai reasonable šūdas. Tai Ne, aš net šūdu. Gal net šūdu, bet kai kurie net šūdu. Ne, aš tai Visiškai visiškai Už Opelį jau geriau, mano nuomonė. gerokai. Jo, jo. Ir Ir jis iš vis pamirštas Taip. brandas. Jo, bet jie dar biškai konkuruoja, nes automobilių Badge naujų kainų engineering. panašiai. Stelančio kaina. vienas iš Stelančio apačioje esantis brandas. Taip. Dacia Dacia kartu su geras pavyzdys. logotipu naujų rebrandino, pertvarkė visus savo salonus, sakykime, ten visoje Europoje ir kur tik turi. Tai jie padarė labai nuoseklų brando pokytį ir, vat, matai, kaip kalbėjom dar prieš įrašą, kad visi automobiliai yra pagal brandbuką vieną. Ir tai yra turbūt vienas nuosekliausiai besilaikančių savo brandbuko prekinių ženklų. Ir Cupra irgi galim pasakyti, kad yra toksai. Jo, Gerai, taip. bet yra panašumo tarp Dacios ir Cupros, teisingai? Va dabar naujuose modeliuose spalvų gama tokia truputį panaši. Jie ryškiai kažkaip arba copy-pastina, tą jų, žinai, toks partizaninis marketingas pusiau, bet galimai mato, kad Cuprai gerai sekasi ir sako, ir mums taip Bet reikia. net nebūtinai, gal tiesiog labai nuosekliai daro tą marketingą ir galiu pasakyti, kad man atrodo, iš naujų automobilių, tai Dacia yra vienas charakteringiausių gamintojų, Cupra lygiai taip pat yra vienas charakteringiausių. Nu, jie netokie blankus galbūt, kaip ten, sakykime, kažkokie, va, tą patį Opelio pavyzdį paėmė. Nu, apskritai, dukteriniams įmonėms, nu, Dacia, žinai, Renault šešėlė vis tiek, Taip. tas Cupra Seato, ten iš vis dabar, nu, VAG grupės visos. Taip. Gal lengviau padaryti charakteringą, kai yra labai mažesnė tokia niša to charakteringo, nu, vat, tikslo, nu, va, Dacia, tiesiog būk pigi ir gera, žinai, Bet- paprasta. Nu, ir labai lengva būti, kai nereikia visos įvairovės automobilių tavo apriepti.
labai susikonstruoji kažką Matyt, tikslaus kad ir yra labai gerai, lengva kai tai turi padaryti. tikslų. Jo. Nes kaip automobiliai turbūt kuriami yra dabar, turėjome čia irgi per metų automobilį apie tai diskusijų, kad iš esmės paimi turbūt, ar mes praeitam epizodė kalbėjom, paimi target grupą savo, pažiūri, ką mėgsta tas platus target grupas ir darai vidurkį. Ir teisingai, jeigu tu esi nišinis pakankamai gamintojas, tai gali Tau labai labiau lengva pataikyti ir išsiskirti. savo turėtą įvaizdį labai aišku ir ryškų. Aišku, bet kaip, nežinau, Žinai, Tesla irgi Ispanijoje labai aišku. ar važiuoji Prancūzijai kur nors, tai netrodo, kad Dacia būtų siauro segmento automobilis, ten yra pakankamai daug jų. Tai gal ten nuomų punktų automobiliai? Nežinau, žmonės važinėja, nes pigus dalykas. Pigus naujas automobilis, bet, man, žinai, vis tiek jis Dacia, kai ekonominės klasės, tu jam lūkesčių gal labai kažkokiu aukštų nekeli, nes turi tą gerą kainą, bet, šiaip jis, paprastas. Jo, bet aš galvoju, dažnai aš norėčiau automobilius vertinti taip, kaip reikia vertinti. Sakykime, Dacia, jeigu padedi šalia Mercedeso, tikrai šūdas. Ne, tai net. Bet visada į automobilio vertinimo formulę reikia įdėti, nežinau, kaip daliklį bendrą kainą. Ir kaina tada sustato, žinai, kaip sakai, kokie lūkesčiai, nes Dačiai negali kelti lūkesčių tokių, kaip keli netgi... Gali, bet būtų durna. Neteisinga. Taip, teisinga. Man atrodo, neteisinga net skirdėmėsio. Pavyzdžiui, jeigu mes ten kokie būtume vyndariai, žinai, apie vyną kalbėtume, ar mes kalbėtume apie stalo tą pigiausią vyną, net neįdomu kalbėti. Žinai, jis gal savo funkciją atlieka, jų ten pardavimai dideli būtų to vyno. Blet. Atsiprašau. Ne, bet aš tai už žinai, tai, man toks... Aš žinai, sakau, metų automobilį, visus turiu automobilius ir man realiai įdomu visų, nes yra visi ir visokie. Žinai, įspūdinga, kad ten sviestą gali Optimos linijos nusipirkti pigiausią ir gauni. Bet jūs sviestą pasiemi, žinai, kur jau sviestas yra ir pigiausio brendo pasiemi, tai jis tavo, o pigus sviestų, žiūrėk, ir tas dvigubai pigiau už tą Rokiškio sviestą. Bet, jeigu visas žavesys automobilė yra tik tai, kad jis už savo kainą nuostabus, man vis tiek tai nėra vertas dėmesio žavesys. Tai, nes automobilis turėtų būti daugiau. Atsispirt nuo šito, aš norėčiau dar paakcentuoti tokį dalyką kaip Jeremy Clarksonas, va dabar, kai jie pabaigė tą visą savo Grand Touro projektą, kaip jis pasakė, sako, man aš sako, nežinau, kokie čia tie nauji automobiliai. Sako, I couldn't care less. Taip. Ta prasme, nebeįdomu tiesiog. Einam prie įdomesnės temos. Sakėm, pakalbėsim apie gražiausius automobilių salonus. Ir Dačios turbūt čia nebus. Ir Dačios čia tai tikriausiai nebus ir mes tuoj pat ir pasidalinsime nuotraukomis. Tai va, Edgaro eina į trasą 300 SL. Jo, galvingas. Ypač šitas brown on red, tipo rudas salonas, raudonam kebulė, nes kadangi ir salone labai kebulo spalva atsispindi skydelėje. Aš nežinau, man trūksta žodžių, įman klasikinius automobilius, tai aišku, Ferrarius, labai ten gražu viskas, Porsche klasikinis, ten viskas, man labai patinka salone paprastumas. Taip. Čia dar tas chromas, labai paprastas didelis vairas, be jokių ten tų mygtukų, rankenėlių, visokių. Vielinis. Vielinis. Man labai patinka toks paprastas tiesiog. Aišku, oda, kokybiškos medžiagos. Tai yra super brangus reikalas. 300 SL. Tiems, kas mūsų nemato, o klauso, tai Edgaras pasiūlė pasižiūrėti, kaip atrodo 300 SL Mercedes-Benz salonas. Šitie automobiliai kainuoja, man atrodo, apie 1,5 lemo dabar. Dabar taip. Bet net aš apskritai galėčiau už klasikinių automobilių salonus labai pakalbėti, nes tu gali paimti ten pigiausią Fiatą tų laikų. Taip. Irgi nuostabus salonas. Tam viskas nes visų pirma nebuvo, aišku, tiek įrangos, nebuvo ir tiek technologijų. Salonai plus minus buvo panašus, dalykų, kuriuos turėjai išdėlioti. Ir buvo labai elementaru. Visi dačikai turi būti apvalus, vairas apvalus, o ne kvadratinis, kaip dabar pežai tie patys daro. Aštuonkampis. Kitas geras Edgaro pavyzdys yra Ferrari F-Cam. Aš tai manau, kad čia yra absoliuti... Raudonas sėdynės, juodas salonas, kad neatsispindėtų nuo stiklo tavo panelė. Taip. Dar matinis vairas apvalus, ne kvadratinis. Taip. Dačikai, kur reikia, kad būtų. Mechanas yra su tuo gated patternu, žinai, su H forma, sakykime, kad matytis. Ferrari mėgsta. Taip. Paprastas partietiškas dizainas. Man gražiai, žiūrint ir net po to ir naujesnių automobilių salonus,
labai pas mane ta pati formulė yra. Paprasta, patogu, funkcionalu ir kad viskas va taip savo vietoje ir neišsidirbinėjant. Aš turiu pripažinti, kad Edgaras labai gerai pataikė, sakyčiau, taip su plaktuku į tą vinies galvą ir aš lygiai taip pat, galvojau, kad man labiausiai patinka tie salonai, kur yra raudonos sėdynės. Oi. Ir šitoje selekcijoje, palauk, aš einu toliau per tą galeriją. Ir dar senesnių automobilių, dar S2000. Štai, čia yra Civico Taipero, Jo. naujojo Taipero salonas. Jis tikrai yra gražus ir Puiku. pakankamai paprastas. Taip. Ne? Taip. Mechaninė svirtis, ta tokia vientisas prietaisų skydas, aišku, Civicas Taiperas naujas, žiauriai brangus automobilis. PM9, kažką tokio. Jo, kainuoja. kainas naujų automobilių. Nenormalu, Čia tai viskas. tiesiog, jo, be jo. ko, Pala, tai jis brangesnis už GR Yarisą? Gerokai Nes brangesnis. GR Yarisas irgi dabar pabrangęs. 50 Bet Aha. noriu tik pasakyti, kad šito salonas žiauriai geras. Labai geras. Kilimėlis Raudonas kelionė. kilimas. Jo, Ir aš jo, galiu jo. paliudyti, aš važiavau su paprastu Civicu nauju, tai ten nebuvo raudonų sėdinių, bet tokia gera vieta būti tenai, nes jautiesi kaip įlipęs į senesnį automobilį šiek tiek gerąją prasme. Statramšiai siauri, Taip. kas labai fainai, nes matai per pėstėją eina per perėją. Ir viskas taip paprasta, klimatą valdai su paprastais sukučiais, jokių nereikalingų dalykų, labai labai fainas, gerai padarytas. Ir naujose automobiliuose irgi galioja ta pati formulė, kad turi būti paprasta viskas, bet ne per paprasta. Nes vat, ką šiandieną su Matu apkalbėjom, tarkim, Volvo X30, su kuriuo atvažiavau, labai geras elektromobilis, bet blogai yra tai, kad nėra nei vieno mygtuko. Viskas per paprasta, žinai, Teslai lygiai taip pat, trūksta jaukumo tenai. Tai, Nu ir ten reikia pasimokyti, kad išmoktum viską. Taip. Panašiai kaip su Taip. telefonais, visus tos shortcutus, ten, ar su trim pirštais perbraukė, ar taip. O, rimtai reiks Nu, tai pabandyti. kai išmoksti, tai gal visai funkcionalu, bet tas mokymosi procesas tai nelabai. Aš manau, kad tiesiog turi būti tokios detalės, kurių tu, negali išimti. Garsas ir klimatas turi Garsas, būti intuityvu klimatas, ir taip, su rankenėlėm. taip. Labai, atvažiavau iš Druskininkų su to pačiu Volvo naktį, o žinot, kelias tarp miškų, tai reiškia pavojų žvėrių, turi žiūrėti kelią. Ir šalta buvo, aš norėjau pasireguliuoti sėdynę šildymą, vairo šildymą. Neįmanoma, tu turi stoti. Realiai. Tu turi stoti. Turiu nusukti akis. Jeigu tu nesi pripratęs, nes kai pripranti, tai gal ir gali iš muscle memory. Bet tas yra- vis tiek turiu nusukti akis. Taip, Nes nes tu tam nejauti. Nejauti. Nes vat, pavyzdys, pas mane yra vėdinamas ir šildomas sėdynės ir yra mechaninis skrituliukas taip prie porankio. Ir aš nežiūrėdamas, aš jaučiu Įsijungi, tiesiog. taip. Jo, ir galiu net pamatuoti, kiek stipriai aš jį pasuku. Tai va. Nu, taip yra, daug patogiau. Žymiai. Jie pamiršo šitą dalyką. Truputį grįžta jau dabar. Grįžta. Žinai, jie visi cost saving užsijėmė ir marketingu, nes viską į ekraną sukišti yra Na jo. pigiau. Žiūrim, ką dar Edgaras mums pririnko, tai čia buvo Edgarai Mazda. Čia jau truputį naujesnius automobilius įmant. Mazda Jo, Jie Mazda tokie MX-5 ND naujausios kartos. Jo, ane? tai vat šitą tai aš galiu jau ne tik iš paveiksliuko, nes F40 manęs dar nieks neįleido. Esu matęs gyvai, bet Nesakyk. pasėdėt. PlayStation VR, kai užsidedi, gali apžiūrėti. ten, Tarp ten kitko, šiaip labai aš neblogai. Labai pas fainas Edgarą reikalas. esu užsidėjęs PlayStation VR ant Gran Turismo 7 ir tai yra nuostabu. Ta prasme, kokia kokybė tų modelių yra. Jo, Wow, norisi dairyti, jo. žiūrėti ir netgi liesti. Liesti norisi. ir turbūt ranką tiesti kartais bandai, ne? Jo, tai va ten arčiausiai, kiek galima. Tai va ten F40 esu buvęs. Ir vairavęs gal? Oi, aš pravairavęs to F-kem tiek daug Sudaužęs jau. Mes ten su šliogeriu rungtynės turėdam, kas niurba geresnį laiką. Nu, bet čia, fu. Taip. Tai, Geri laikai. jo, o čia Mazda MX-5, mano brolis turi tokią Irgi su Mazdutę raudonu salonu? su rudu. Rudas sodė. Rudas ne taip. Rudas ne taip, jau. Irgi labai gerai, bet visas išdėstymas yra tas pats paprastumas ir patogumas. Nu, nežinau, kaip galima geriau padaryti. Jeigu laikaisi formulės paprasta, neapkrauta, tu iškart gerai padarysi, bet kuris gamintas šito atlaikytųsi ir būtų gerai viskas. Kaip Colinas Chapmanas pasakė, simplify, add lightness. Taip. Tai toks. Va, Miata, Tai apie kalbant, yra labai kalbant geras. apie Simplify ir Add Lightness, pereinam prie tokio truputį egzotiškesnio pavyzdžio, tai GMA T50. Čia jau kaip supratau iš Mato, tai jis irgi jau buvo į šitą nužvairavęs. Aš buvau šitą nužiūrėjęs ir galvojau, tikrai reikia įdėti, nes, bet čia yra jau genialu, čia jau yra max, žinai. Jo, aš atsimenu, kai tik pristatė šitą automobilį, tas pats Harris Garage, Harry Metcalf,
man rodos, buvo kaip tik pas Gordoną patekęs ir Gordonas kalbėjo apie salono smulkmenas, apie detalės. Apie mygtukų feedbacką. Taip, kas yra iš tikrųjų svarbu, kad tu kiekvieną tą switchą sukdamas jaustum, kaip jisai spraksi, tas pasipriešinimas, kad nebūtų jokio liufto, arba lietuviškai laisvatarpio. Laisvumo. Ne, liuftas yra laisvatarpis lietuviškai. Tai kad net šito nebūtų, aš labai norėčiau pabūti ir GMA salone, kad pajaučiau visą tą įdėtą darbą Gordono ir Gordonuko ir kokybė, ne? Ja, kaip apibūdint kokybę, tai kad nebūtų laisva, kad būtų įdėta daug dėmesio, kad nebūtų laisvatarpių. Ir geras feedbackas, kad būtų, kad laisvatarpių nebūtų ir būtų feedbackas, kad grįžtamasis ryšys. Taip. Tai manau, čia irgi gera forma. Būtų labai labai įdomu, aš norėčiau pajausti visą tą jo įdėtą darbą. Aš netgi nukrypsiu šiek tiek, pavyzdžiui, kiniški, ne, automobiliai vis dažniau ateina į mūsų pasaulį. Ir iš pirmo žvilgsnio jie visi atrodo, ne visi, bet tie, kuriuos teko čiupinėti, atrodo labai neblogai. Bet va tokiuose dalykuose, kaip mygtukų feedbackas, jausmas, lietimas, pasijaučia, už ką nesumoki. Tai va čia labai didelis skirtumas, ką siekiant kokybės turi padaryti nematomą darbą gamintojai. Tai šitas bičas tikrai žino, kaip padaryti gerus automobilius. Jau net nekalbant apie centrinę vairavimo sėdėseną. Taip. Čia iš vis. Ten toks jau be kompromisas, kaip aš mėgstu pasakyti. Absoliučiai ten. Bet aš dar įdėjau, pavyzdžiui, NSX, kas man atrodo yra nuostabus absoliučiai dalykas ir vėlgi formulė ta pati. Raudonos sėdynės, rekariokai, o rekaro šitos sėdynės čia tokia kaip pole positionus truputį primena, bet mano nuomonė pati gražiausia sėdynė šiaip. Labai. Ir čia dar jinai kevlarinė ir negana to, šitos mašinos salone, čia, aš atsimenu, kai Top Gearas darė apžvalgą NSX-o faceliftinio ir pasakė, kad vietoj to odinio tinklelio aplink pavarų svirtį, jie pasirinko kažkokį tokią treninginį kažkokį tinkliuką, kuris sutaupė 9 gramus. Tai mes juokavom, ar nusiskutai tą dieną, pas dar ne. Šiaip įdomu, kodėl, pavyzdžiui, tas standartinis karbonas juodas, labai naudojamas salono detalėse, netgi kaip fake karbon apdalą deda. Kodėl nieks kevlaro nenaudoja to geltonai rūdo? Jis gražus. Labai gražus. F40 galų galegi. Duris kevlarinės. Ir rekariokų tas visas galas, jis labai dailus raštas. Man keista, kad salono apdailose nieks nepritaiko. Aš jaučiu, karbonas toksai labiausiai seksi dalykas, kurį visi supranta, plati masė, ne? Ir šiaip jis juodas, jis visur tinka. Su tuo kevlaru reikėtų pasistengti, bet aš manau, jį taip puikiai galima įkomponuoti, bet aš niekur nesu matęs, dabar galvoju, kad tai į galvą ateitų. Ten aišku, durų kokios apdailos sportinėse automobiliuose tai būna, nes ten tiesiog plokštė uždėta. Bet kad taip aukštesnės klasės automobiliuose, kad būtų dangteliai ar kažkokios apdailos juostelės iš kevlaro, dar nelabai mačiau. Tikrai. Ypač resto moduose kokiuose nors, tai idealiai tiktų. Aš dar atsimenu, reiktų pagalvoti daug. Aš dar atsimenu, kad mes praeitame epizode, kai kalbėjome apie tuos, kad šnekėsim apie salonus, paakcentavom Renault 5 Turbo 2 saloną ir aš atidariau keletą nuotraukų. Jis nerealus. Fantastika. Čia yra iš kitos galaktikos. Visiškai. Tas asimetrinis vairas, ta prasme, ir sėdynės. Jūs pažiūrėkit, kokie spalvų deriniai. Tai tie, kas mūsų nemato, pamatykit, įsijunkit YouTube, pasižiūrėkit. Būtinai. Ir pasubscribinkit, beje. Čia žodžiais labai perteiksime mes to vaizdo. Jo. Čia aš sakyčiau, vienas tokių turbūt ekstremaliausių, unikaliausių. Bet prancūzai, žinai, prancūzai ten... Ir čia jų aukso amžius, ką? Ir dar pasiliekant prie prancūzų, aš dar esu atsidaręs ir Renault 20 Bakarą. Jo, tai pradėsim nuo kilimėlių, bet jo salonas, šito 25 Renuko yra nerealus. Vairas žiauriai įdomus. Kiek daug linijų ant vairo pažiūrės. Vairė net vidukas matos, matai, tos akis pakripas. Robotukas. Tai atkreipkite dėmesį į senų prancūziškų automobilių salonus. Tai XM-as, ar ne? XM-as aš irgi žiūrėjau, žinok, kai domėjausi šitai temai besiruošdamas, pagalvojau,
Aš, kai buvau vaikas, pas mane atvažiavo mano ten kažkokie pusbroliai pusseserės ir jų tėtė tuo metu turėjo XM-ą. Ir ateina toks mažiukas ten mano pusseserė ar pusbrolis, aš neatsimenu, jis sako, ai, čia šitoj mašinai autopilotas yra. O aš, žinai, vaikas dar tada nesupratau, galvoju, čia jis kalba apie kažkokius lėktuvo įrengimus ar kažką panašaus. Bet ten tikrai yra cruise kontrolas toj mašinai. Ten yra dalykų, mygtukų jūra. O tais laikais, kai mes vaikai buvom, Mygtukų kuo daugiau, tuo geriau. Taip, taip. Nu ir dar, kad ten spidometro daug būtų prirašyta greičiau. O ten XM turėjo rodiklės ar skaitmeninį? Neatsimenu. Bet jų tas klasteris jau vis tiek buvo tų dienų standartams labai pažangus ir labai toks modernus, žinai. Aišku, buvo ten tų ir Golf Rallyje turėjo tą elektrinį spidometrą, ir Hachiroku Toyota 86 turėjo, žinai, bet jų salonai nėra tokie faini. Jo, aš kiek atsimenu, tau labiau net Mark 3 golfo salonas patinka. Oi, žinok, man visų golfų salonai yra prasti. Gal 4 kartos yra jau toks labiau vykęs salonas. Nu, aš sarkastiškai sakau, nes aš atsimenu, tu trečio golfo salono kaip patį blogiausią esi apibūdinęs. Jo, man tiesiog darydavosi blogas. Išsigandęs. Man trečias golfas mažiausiai patinkantis golfas iš visų, jeigu reikia kad jie patiktų. Ko gero, kad taip ir yra. Matyt. Liūdniausias. Taip ir yra, jo. Bet aš prie antro golfo salono irgi buvau labai, aš turėjau antro golfą, nu, tos paprastos kvadratinės formos, nu, jos tu turi žavesio. Vat ir pirmo golfo salonai labai dailus. Nu, jie turi tą tokį paprastumą. Pirmo golfo turėjo tėvai GTD ir buvo vairas su tokiais 4 apvaliais mygtukais spytinimai. Labai fainas. Pas mano tėvo antram buvo toks. Aš galvoju, ir antram irgi tas pats buvo. Bet tų golfų buvo, aš kaip pagalvoju, aš net neįsivaizduoju kiek, nes buvo kažkokie reti Fire and Ice. Taip. Buvo Bon Jovi edition, kur tipo... Pink Floyd, jie turėjo tą bairį tokį, nu, labai... Šiaip faina. Faina, kaip pagalvoju, ir dabar va tokį va gerai išlaikytą, pavyzdžiui, antrą ten Fire and Ice, tos sėdinės jau kaip pinigų kainuoja. Oha, būtent Fire and Ice, kaip tu ir sakai, labai yra brangus salonai. Neseniai mačiau tą Golf antrą 4x4 paaukštintą. Country, tą. Nežinau, kaip vadinosi, bet tas aukštesnis country, net. Tai taip su pavydu nužiūrėjau, labai fainai. Tai žodžiu, apžiūrėjom tuos visai gražius salonus, man atrodo, kad dar nepalėtėm, šiaip tokia nelabai išsemiama tema. Aš tai pačiu įdomiausiu ir turbūt palaikyčiau tą Renault 5 Turbo 2 saloną, nes nu jis tiesiog labai simpatiškas. Tai tikrai, kas nematėt, pasižiūrėkit. Man įdomu, kiek jis po to, aš noriu šiaip viską pasėdėti, pačiupinėti, kad man būtų labai aišku, ar tikrai patogus salonas. Bet žinai, ar geras. Dar kai ruošiausi, dar mačiau, kad buvo kalnas amerikietiškų geldų. Nu, literaliai geldų. Ten šiam 1, ten šiam 6 metų ir panašiai. Žiauriai gražus salonai. Nu, jie tokie... Chrominiai laikai. Chrominiai laikai. Rodiklės tos vertikalios, kurios, žinai, spidometras kaip Volgai, jeigu kas žino, žinai, kaip rodas. Iš tikrųjų, čia, kaip sakai, neišsemiama tema, tokia labai... Net gal skaitytojai galite komentaruose prašyti modelius, kuriuos dar verta paminėti, mes galėsim prabėgti, jeigu bus bent 10 parašyta. Arba komentaruose diskusijas pasileisti. Sunku net prisiminti visus salonus. Aš vat irgi... Matas, kai dalinosi salonais ir aš galvoju, blemba, kaip apie šitą nepagalvojau. Nu, nes tikrai labai sunku viską apimti ir prisiminti. Kur dursi, ten pataikysi. Jeigu pasižiūrėsi, kaip atrodė ten kokio, nežinau, pirmo preliudo salonas ar kažkokia, irgi jie įdomus savaip. Pirmo CRX yra fantastiškas sėdynės irgi labai. Fainas, tikrai. Nu, va tokių yra. Bet va prisiminti ir pagalvoti apie kiekvieną labai sunku. Jo. Keliaujame į paskutinę mūsų rubriką, kurios pavadinimą netrukus ir pamatysite čia ekrane už mūsų, ne? Taip, mes turim naujus podcast'o draugus, kurie mums padės rinkti automobilius, sakykim. Ir padės ne tik mums rinkti, jeigu jums reikia automobilio, norite pirkti, atsivežti iš užsieniaus, tai kreipkitės į Deals on Wheels, pasakykit, kad atsiuntė Overdrive'as, busit pirmieji eilėje galbūt. O tai ką, dabar turim naują. Kas mus mato, tai mato. Overdrive'as X Deals on Wheels. Tai ką, jie bus mūsų partneriai ieškant automobilių skelbimuose. Šiandien dar leido mum vieniem pasidžiaugti, o paskui sakė prisidės savo įžvalgom, nes Hebrytė tenai, kai ateina žmogus pirkti kažko, jie užsiema tuo, ko mes čia naršo skelbimus ir ieško geriausių variantų.
Ir Matas šiandien mums irgi uždavė tokią užduotį pasiruošimą žiemai. Sakykime, aš tikiu, Matai, čia gimė šita užduotis iš to, kad tu tas audinės nenusipirkai. Ir tau visgi Reikia nuplauti ašaras kažkur. Žiojėja skylė kažkur sieloje reikia ją užpildyti. Ne, dalykas yra paprastas. Aš žiemą nevažinėjau su emerioku. Nes emeriokas gaidys. Nu, čia šita tiesa jau Kodėl tu taip sakai? Periodiškai primenama, bet man reikia automobilio žiemai ir aš galvoju, reikia kažko tokio, su kuo aš galėčiau ir nuvažiuoti į darbą, nuvažiuoti į Lidlą ir dar gal kartais kažkokį faną apturėti, žinai, kažką smagaus. Ir pagalvojau, va taip, paieškokim automobilio maždaug už 4000 eurų. Iki tos sumos turėkim įsimetę tokią sąlygą, kad paskiau tą automobilį parduoti nebūtų pragaras. Nes tikrai yra Kad tokių automobilių, kur tu nusipirks ir apsiženėsi su tą mašiną ir bus problemų paskiau. Tai vat įsivertinti tai ir aš galiu ir tada pradėti. Tai aš kadangi jau taip 4B5 jo. Ir aš susiradau štai tokį Mazda 6 MPS. Ir susiradau jį už neįtikėtiną kainą 1350 šveicarijos frankų. Tai čia panašiai ir eurų tiek, ar ne? Panašiai ir tiek eurų, tada reikia įsivertinti, kad reikėtų susimokėti plus PVM ir plus 10% muito mokestį. Tai reiškia plus 31%. Tai juokinga šiaip kaina. Atvežimo bus 2000. Aš nežinau, kodėl čia yra šitas automobilis toks pigus, nes mačiau Šveicarijai gal 4 MPS-us, visi jie maždaug kainuoja iki 4 štukų, čia pats pigiausias. Tai tarkim, bet jeigu aš tokį atsidarysiu ir čia tuoj tos nuotraukos užsikraus, vat galima pereiti ir pasižiūrėti, tai tiesiog man tai, jinai netgi sakyčiau, nebaisi mašina. Dar gal kas nežino, pasakykime, svarbiausius dalykus, tai yra 4 ratais varomas automobilis, 180 kažkiek kilovatų. Jo, 2.3 turbo, 4 varomi, su liktais viskozinė blokiruotė, 6 pavarom, ta visų varančiųjų ratų yra nuolatinė pavara, čia ne kažkoks Haldeksas, kuris ten išsijunginėja. Tai, skamba kaip žiemos malonumas. Aš tarp kitko šią savaitę mačiau ją. Tokios pats spalvos MPS-ą mačiau Vilniuje važinėjant. Dar buvo beje ant galinio dangčio ženkliukas perdarytas, žinai, ten kur kaip Vilniukas atrodo. Jo. Jinai kažkada stovėjo skelbimuose. Žinai, būtent tą konkrečią. Viena iš Šveicarijoje parduodamų irgi tokį ženkliuką turėjo. Aš kolegai rodžiau, sako, tau jau ženkliuko nereikės keisti. Pažvengiam, žinai. Tai žodžiu, tai vienas variantas mano buvo šita Mazda. O ką veiktum su ją? Kokiam fanui čia yra? Kartais dukrai daržą nuveščiau. Duočiau dukrai pavarą. Gal kaip jinai ten tokia maža. Į darbą nuvažiuoti galėčiau, manau, kad su tokia mašina. Gal davežtų. Bet šiaip visai norėčiau nulėkti į tokius, žinai, žiemą šiaip visai smagu yra nuvažiuoti pasižiūrėti, kur veda žvyrkeliai. Prisninga. Išsilygina tas kelias, nebėra tos baisios tarkos, gali ir paspaust. Taip. Dalykas tik tais toks, kad rizikuoji savo kainą. Ta prasme, padarysi klaidą, liksi griovi ir kuo toliau nuvažiuosi, tuo toliau traktoriaus reiks. Ir pakankamai žema šita Mazda, ne? Šita žema. Tik tai ant kelio gali su tais 4 varančiaisiais būti. Taip. Tai va toks variantas. Tada dar turiu kitokį variantą suradęs ir man jisai pasirodė, tikrai labai įdomus, sakyčiau. Facebooko marketplace. Man dėžavus tam mažom mašinom. Man atrodo, numetė kažkas man iš draugų Mazda 323 GTX, 300 arklių, 809 kg, 4000 eurų. Jis atrodo kaip visiškas biteris, tai net lango nėra, bet jis kartu prideda atskirą kėbulą, kur yra stiklai. Tai principė tu gauni, žinai, dar kartu ir donorą. Nuolatinė visų varančiųjų ratų važiuoklė. Tik žinai, šitas automobilis neišpildo sąlygos, kad jį lengva bus parduoti. Neparduosi jo niekada. Teisingas pastebėjimas. Tai galėsi užbombint. Ir tada dar labiau minus. Bet klausyk, kodėl tu dar nenupirkai šito? Nes šitas pas mus čia tegi vis. Jo, nes šmėžuoja. Estijai, taip toli. Čia ta nepasiekiama šalis. Žinai, su tokiu mašinų registracijom bus reikalų, ta prasme. Tai kada tave nuvežt į tą Estiją?
Žodžiu, Estija. mes šitą pratęsim pokalbį po podcast'o su Edgaru. Tam Ir podcast'e gal turiu kitaip jau dar matos. vieną labai įdomų variantą. Tai Kiek čia įdomu? 2 pasirinkimai yra. Pirmos kartos Toyota RAV4. Ir būtent versija 2 durų. Aš visom 4 su tavim šituo Ir žinok, variantu. man Ir šita šitas ravas mašina, visom 4 važiuoja. man šita mašina, jinai fantastiška. Labai. Jinai labai žiauriai žavinga. gerai atrodo. Labai. Trumpa ratų bazė, trumpa priekio ir galo iškiša, ta prasme, nedaug ta nosis atsikišus, reiškia, tu gali labai neblogai krolint ir ropot visur. Tai jinai dar išlaisvina truputį tas tokias fantazijas, ieškant kažkur, kur Nuotykio pravažiuot, kažkokio. nuotykio kažkokių netrastų kelių. Ir visų varančiųjų ratų sistema, kaip jūs tą sako, su centrinė blokiruotė. Vilniuje toks važinėja pas Maksą, šautautas Maksui, uždėjo Vetsportus ratukus tiesiog ir puikiai atrodo. Ir Kelintų metų yra šitas? šitas yra gal 90 kažkelintų. septintuko. Ir noriu pasakyti, kad sėdynės pirmos kartos RAV4, man jos simpatiškos, tokios period correct. Ir keista, kad per 200 štukų kilometrų jos nenusitirožė. Matosi, kad Ypač tie kilimas kraštai. prasitrynės yra kilimas, bet sėdynės jos visai gerai išsilaikė. Galbūt moteris vairavo su Pavarus kulniukais. virti su ta tokiu guminiu kažkokiu tai Taip, plasmasiniu taip, sijonėliu. Tai va šita va Labai- mėlyna labai juokinga. arba va tokia va žalia. Ir jos abidvi man labai simpatiškas. Nu šita čia va kažkokį turi biški tokį įlinkimą. Kainuoja Vokietijoje tokie automobiliai apie 3000 eurų, jeigu būklė yra padori, tikriausiai reikėtų sakyti. Bet Bet jis sako, čia žinok, tokia supuvus būna. galima Ir taip nerasi paieškoti. detalių. Galima paieškoti ir parduodamų Lietuvoje ir mačiau, kad yra kabrikas kažkoks toks, bet Kas čia toks kvarkiai, Labai mašinas. quirky, jo, jo. Amba norėčiau kabriko šito. Aha. Bet žiemą, žinai, man atrodo, ten šalta pūsų. Labai mažas salonas, labai greit prišyla. Aš tau galėčiau dar vat. Va šitoj va nuotraukai, argumentuot. kur matosi automobilis iš šono, matosi, kad jinai tiesiog sutverta šį bekelį yra. Taip. Mhm. Bet čia yra 2 litrų benzininis motoras su 103 arklių kažkur. Ką žinau, ant tokio nedidelio svorio gal jinai visai fan. Nu, tai beveik kaip džimnis šiaip. Žodžiu, man atrodo, kad reikia siekti šito tikslo. Bet kitas dar dalykas, jeigu jūs kažkokio tokio varianto ieškot ir radot užsienyje, tai Deals on Wheels gali jums padėti ją, kaip suprantu, atsivaryti ir netgi Taip. nupirkti iš fizinio asmens. Taip, taip, taip. Yra toks dalykas, Yra. ar ne? Tik gal, aišku, ne už 4000 reiktų. Brangesnių Jo, ieškoti. nes čia jau gausis, kad jų labai nemaža... Nemaža Didelė paslaugos dalis kainos bus Taip. paslauga, kuri ten Taip, daug apima. taip, Tai pakalbėsim jo, bet biterius patys atsivešit turbūt. Taip. Faini šitie ravai, tai nuostabus. Tokie žavus jie, važiuojant retreisą dalyvauja su tokiu, tik gal naujesniu. Tai faina matyti tą dvidurį džipiliuką. Turim Edgaro pasirinkimą. Jo, nu, tai kaip jau kalbėjau, kabrikas. RAV4 būtų geras, tai koks yra dar geresnis kabrikas, tai Mazda MX-5. Ir atrodo, kaip čia pirkt kabriką žiemai, bet salonas mažas. Aš esu važinėjęs žiemą su Mazdute. Labai greitai šyla, nes erdvė maža. Sėdynė šildomas irgi. Netgi pečiuko šilumos užtenka, galios užtenka, kad tu nusileidęs stogą važinėtum. Mes su broliu važiavam, šalikus užsisukom tiesiog, pečiuką ant maks ir žiemą važiavam. Reikia pakankamai greit važiuoti, kad oras meningito fanklubas. Ir ne vienas nesusirgom, bet esmė, kad žiemą, aš labai mėgstu visi Meksiką, nuvažiuoti ten labiau, man taip kažkaip žiemos patinka, čia Lietuvoje reikia atsargiai, kad taip vairuotą pažymėjimą nepadžiautum. Bet man atrodo, kai automobilis galų varomas, trumpos bazės, tu gali turėti maksimalų džiaugsmą, bet daug saugiau, nes jeigu tu su 4, su tam Mazda 323, ten matai net nuotraukos buvo ant ežero kažkokio užšalusio, kad tau būtų pilnai smagu su ją, tau reikia jau greičio, tau reikia jau pasistatyti, su tokia Mazdute, tu tą patį Lidlą važiuodamas, biški paslydai. Čia iš serijos gali nevairuodamas posūkius, nes su gazu vairuoji. Ir tu šiaip smaginsies ten kiekvienam posūkį, pažiūrėsi spidometrą, tu ant 30 važiuoji. Ta prasme, absoliučiai niekam pavojaus nesukelsi, tik pats krykštausi kaip vaikas, ten krizensi, aišku, ten dėl garso izoliacijos visi girdės, kad tu ten krykštauji kaip mergaitė, bet šiaip, man čia yra absoliutus džiaugsmas. Ir manau, žiemą netgi tas 1.6 variklis, jis
puikiai išpildytų visus norus ir juo labiau čia kaina 3,5. O netrūktų diffo žiemą, nes čia open diffas ant 1.6, bet kai slidu, tai gal nieko tokio. Irgi duosiu kontaktus draugelio, kuris ten užvyrina, ką nors ten, jeigu reiks ten po žiemos ir slenkščius, gal užvyrins. Reiks, nes greičiausiai. šitas už 3,5 atrodo labai tvarkingas, jam čia antikorozinis padarytas, viskas čia atrodo jam gerai šitam variantui. Ir aš manau, prieš žiemą jos, mažai kas perka kabrioletus prieš žiemą. Pigiau tikrai dar gali dar pasiderėsi, kad nereiktų jam ieškoti, kur žiemai laikyti tą mašiną. Ir pavasarį, kai jau visi pirks kabrioletus, jau galvos ten kažką, kam nors ten bus vidurio amžiaus krizė, kam nors dar šiaip teisės tik išsilaikę, galėsi dar ir paduoti. Tai nelabai ką ir prarasi. Aš tai tiesiog prisimenu savo patirtį kažkada, gal keis 2015 metais, kai dirbau dar 15 min gaze, mane išsiuntė patestuoti naujų Volvo ant užšalusio ežero. Ir tai buvo išėjęs tas pirmasis Volvo V-Sham plug-in hybridas, dizelinis tas hybridas, kur ten combined torque yra gal 6 Newtonų. Ir taip pat buvo V40 Cross Country T5. Abu automobiliai su 4 varančiais ratais. Žinok, aš nesu turėjęs tokio malonumo su jokiu automobiliu žiemą. Nesu. Bet reikia ežero. Bet tai reikia tam erdvės, ta prasme. Bet ant užšalusio ežero su geromis padangomis, ten buvo kažkas. Bet įsivaizduok, reikia kiekvieną kartą organizuoti, nes šiaip nelegalu, tu negali šiaip taip užvažiuoti. Tai tas man biški, aš visiškai pritariu 4 varančiųjų ratų džiaugsmui. Blema, bet jeigu turim, ką turim ir Lietuvoje esam, arba Meksikoje, kas už kampo, tai aš kažkaip labiau į tokį žiūrėjau paprastesnį variantą ir tarp kitko, jei parodytum dar Vokietijoje, ką radau. Dabar perjungsiu į tavo vokišką pasirinkimą. Tu už 4 štukas gali net NC naujesnę nusipirkti. Net širdelę suspaudė. Belen kaip supūs. Hard feelings. Tai buvo ir 1,8, bet čia 2 litrė. Aišku, perpuvus visiškai, tai su ja net nebus gaila žiemą važiuoti ir galėsi išmest. Arba už 4 tai gal net nupirktų ir tokią supūvusią. Nenupirktų, žinau. Bet, tai aš imčiau turbūt tą MB, nes jinai ten tikrai neblogai tokia tvarkinga. Aišku, gal jie būtų gaila truputį jau į sniegą kiš, bet jeigu dažnai nuplauni, gerai būtų. Tai vien žodžiu, aš tai visiškai užmėtą žiemai. Fantastika. Aš tai tiesiog noriu prisiminti 4 varančiųjų ratų malonumus, nes tą kartą, kaip aš turėjau, kokį aš malonumą apturėjau tą kartą Švedijai, aš negaliu pamiršti. Viskas, man jie ten pasiliko tas įsiminimas, aš visą dieną čėrėm ant ežero, nei vieno spino nebuvo, ta mašina klauso, kaip nežinau kas, kur su AVD yra labai paprasta, kaip perpranti, kur tu pasuksi ten ir važiuosi. Ir aš mačiau, kad, pavyzdžiui, pažįstamas kolega Ramūnas Žilionis važiuoja su GR Yarisais, su draugais pasivažinėti į Švediją ant užšalusio ežero, ar į Suomiją, neatsimenu, ir jie ten turi belekiek malonumo. Taip. Nes ta mašina yra sutverta tam. Švedijoje pirkčiau AVD irgi. Suomijoje. Suomijoje kažkaip ant ežerų važinėjęs, manau. Nežinau, kaip Švedija. Esu Švedijai važiavęs. Jūs tai tavo, palauk, buvo dabar... Mano buvo... Poršas ir Subaru. Tai Poršas už 4,000. Jo, Kajenas su V8. Nes aš iš karto pradedam nuo Subariko. Jo, paprastesnis variantas, bet jau toks mainstreaminis choice'as. Visiškai. Ir čia buvo pagrindinis argumentas tai, kad jį bus lengviau parduoti, nors čia yra 2,5 turbo motoras, 169 kW. Ir kiek mes su juo dalyvavom varžybose, tiek aš žinau, kad su juo gali bet kur nuvažiuoti miške, gali važiuoti per labai gilias balas ir viską įsiveikia. Tai, nepaslaptis, Paulius, su kurio dalyvaudavom rally reide lietuviškam, kai pardavinėjo savo Subarį, aš kurį laiką su juo važinėjausi ir labai galvojau, ar man reikia jo ar nereikia. Tai, kadangi tenai stakanai pasakė, kad jo šiaip nebereikia vairuoti. Bluetoothiniai stakanai. Bluetoothiniai, jau nuotoliniai buvo. Tai labai paprastas ir nieko ten jokios egzotikos šitam pasirinkime. Motoras smagus, gerą garsą turi šiek tiek duslintuvą. Kiek žinau, lengvai duinasi beje. Duinasi pakankamai lengvai, jo pučiasi irgi lengvai, gali ten jį užpūsti. Lengvas, fainas, kasdien gali važinėti, viską, žodžiu. Nekrenta į akį. Ir man žiemos pramogos labiausiai kažkaip asocijavos iškart su 4x4 ir važiavimu į bekelę kažkokią. Ta bekelė vėl. Ieškoti nuotykių. Taip, ir Lietuvoje smagu, kad Lietuvoje
važiuoti Bekelę nelegalu, bet Lietuvoje turim labai platų kelių tinklą, kurie yra užaugę ir kurie yra tapę Bekelę. Ir gali, žinai, važiuoti giliai į mišką, būti vis dar ant žemėlapyje pažymėto kelio ir vargu ar ten išvažiuoti savo jėgom. Galų gale žvyrkelių yra šiaip gražių ir su fainais posūkiais. Ir pavyzdžiui, su RVD mašina, tai ten galima ir, kaip Edgaras sako, lėtai ant 30 ar ant 45 be vairo sukti į posūkį. Bet tu dabar pasakai, kad dujinas lengvai, ta Mazda NB, kuris autoplus, jinai su dujom dar. Kaip man jos nenusipirkti, aš dabar galvoju. Kokia ten jos kaina? 3,5. Antikorozinis padarytas, sutvarkytas kėbulas. O gal reiktų išskelt challenge kiekvienam nusipirkti po tokią mašiną iš šito sąrašo. Čia visai gerai. Kaip aš jos užsimaniau? Einam prie Porsche. Jo, Porsche'as toksai nepaturbintas, nes Subaru su turbo. Tai čia yra V8 motoras. Atmosferinis. Man patinka pirmos kartos Cayenne'as pre-faceliftas yra man visai gerai senstantis automobilis šiaip. Man jisai buvo šlikštus, kai jis pasirodė, bet dabar aš jį matau kitaip. Jo, Karolis Raišys yra fanas pirmos kartos. Bet jis dabar pardavė dėl to, kad atsirado instagraminių fanų, kurie ten išliftina juos ir ten apkarsto. Overland. Būtent šitas turi reguliuojamą aukščio pakabą. Tai Bekeliai, žinau kompanijų, kas važinėjo ir su tokiais, ir su naujesniais Cayenne'ais į Bekelės žiemą, ypač dar Speedfesto bendruomenė poršistų, tai linkėjimai Vytui ir Vyčiui. Ir visur įvažiuoja tie Porsche'ai, o čia dar V8, tai smagu paturėti V8 matyti. Ar nebus problemų daug su šito? Vat nežinau, šitą klausimą atsinešiau ant stalo ir galvoju, gal jau žinosi. Nes kažkurie varikliai ten labai reiktų rašyti Bilinskui prieš kreipiantis prieš perkant dėl tokio, jeigu geras dylas Vokietijoje parvežimo į Deals on Wheels, reiktų kreiptis į Bilinską. Ką jis pasakys? Ar čia šitie vartojami? Nes kiek aš žinau, tai 3.2 yra tokie labiau bulletproofiniai, bet jie yra labai underpowered. Nes ten tik 200 PM arklių. Ant tokio svorio ir su mažai pavarų, tai labai nevažiuoja ta mašina. Tai va, turėtų. Bet, žodžiu, Bekeliai pasidžiaugti, dėkim kažkaip tokią iliuziją, kad šitas motoras veikia ir veiks visą žiemą, tai aš galvoju, būtų labai fainas pasivažinėjimas. Ir dar turime mes mūsų draugų selekcijas, ar ne? Deals on Wheels. Ar ne? Ne? O čia supratau. Čia tavo. Čia aš kažkaip tai įdėjau šitą Audi į sąrašą, nes negalėjau neįdėti, čia yra S4 už 4,000 eurų. Aš galvojau apie ją. Tai va, bet matai, mes turim komentarą, ne? Kodėl tokia pigi? Aš apie ją galvojau, žinai, ir kažkaip taip svarščiau, gal ir variantas, raudona, graži, ir S, tai jau, žinai, V8. Vėlgi, nėra lietuviškos registracijos, bet gal ir ne didžiausia problema. Automatas. Bet su jomis yra tokių reikalų, kad tenais liktais būtina pasikeisti grandinę, o čia yra grubiai ten 2,000 ar 2,500 eurų darbas. Nes reikia iškelinėti, nuleidinėti ir taip toliau. Ir žodžiu, ir plus, aš jeigu ieškočiau tik tais mechano. Man žiemą turėti mašiną, kuri už tave sprendžia, kurią pavarą važiuoja. Ir sprendžia prastai, nes tai yra sena dėžė audinės. Nors sako, šitos dar tokios pusėtinas. Ten yra sport režimas, gal pats pajunginės. Bet žiemą tokią pavaikyti visai norėčiau. Visai būtų įdomu. Va ant ežerio užšalusio vežtis į Švediją. Bet aš ją labiausiai ant klaustuko įdėjau, nes jinai per pigi, kad negali būti gerai su ją kažkas, nes eskė už 4. Aš matyčiau čia high risk. Tai matai, žiūrėk, ar šita ar Mazda 6? Sunkus klausimas. Mazda turėjo omeny, kad dvigubai pigesnė. Mesčiau monetą. Ta prasme, reiktų, jeigu abiejų būklė būtų gerai ir abi būtų mechaninės, tai gal dvigubai tada. Jo. Tai ko gero, kad Mazda, nes reikia mechaną. Žiemą reikia mechaną. Mazda matyta tokia biški neįvertinta netgi. Bet aišku, jos retos. Čia jinai, Mazda vėl nesikvalifikuoja likvidumui. Turbūt. Ją sunku parduoti. Matyt. Mazda šiaip. Audi Quattro tikrai lengviau parduosi. Žodžiu, ieškokit bulkų, Audi 80, Audi 90 su senom Quattro sistemom. Išsiskirt matai skelbimus. Jisai nori nusipirkti skelbimus. Nes man tiesiog, man jie yra bulkistas. Bulkistas. Pasislėpęs, bulkinis, sėdė ant peties.
O man nupirkit kas nors tam Miata, man, padovanokit. Aš nežinau, aš dabar šiaip jau... Edgaras tą progą gal ir kokius usus užsiaugintų. Ką pažadė, jeigu nupirks kažkuris arba visi susimetę per mūsų kontribį tau Mazda, ką... Su plaukais viską galiu padaryti. Ką tik reikia. Žodžiu, Hebrytė. Išsitat... Nesvarbu. Galiu išsitatuiruoti, ką nors ant kojos. Ant kojos išsitatuiruos visų kontribį, kas sumetant. Gerai. Ant kojos išsitatuiruos Jaguaro logotipą. Nauja. Gerai, sutinku. Gerai. Tai, Mano garbė žodis, jūs man tik tą Mazdą nupirkit. Gerai, tai laukiam komentaruose, laukiam scenarijų. Jo, scenarijų laukiam kitiems mūsų pasirinkimams. Dilsai padės surasti, Dilsai pateiks savo variantų, pažiūrėsim, ar jie čia tikrai taip gerai ieško automobilių. Jie manau, kad ieško gerai. Pabandysim, pamatysim. O mes irgi savo duosim variantų. Ką dar pasakom? Ir viskas, Ne viskas, matai. Paprašom, žiūrovai, pasubscribinkit mūsų YouTube. Jo, ypač tie, kas klausot. Pasitikti naujus su tūkstančiu subscriberių būtų gerai. Pažiūrėkit, nes yra ką pamatyti. Taip, gal ne mus, bet ką mes rodom, tai įdomu visai. Taip. Tiek šiam kartui, ne? Tai iki kito. Iki kito karto. Šią.